Šviesas paliktas. O, Anton. O, Anton. O, mechanik. Hello. Tai va, atvariau pasimdirto, nes visą dieną namie sukasi mintis, kaip noriu su čipais pavažiuoti. Ja, pasimsiu dirtą dabar ir lėksiu. Bandysiu lėkti į Vytauto parką. Tik nežinau kaip čia. Ar gerai, ar negerai. Kampas kameros. Tai va. Einu pasišildau su mušteką ant greičio ir varau. O ten Antoškė dirba. Matai, dirba pasislėpęs. Ar kada matė dviračių servise bembą stovintį? Kažkoks kosmosas. Sėmiau dirtą, dabar varau į Vytauto parką. Esu su čipais. Bus įdomu pasivažinėti. Jaučiu. Gatvė vien tik važiuojant bus įdomu dabar. Vat. Bandau nustatyti dabar, kaip geriau, kad matytųsi viskas. Jaučiu tokį režimą, gerai čia matosi viskas. Tai va, tokie reikalai. Važiuoju į Vytautą parką. Dabar yra... Neatsimenu realiai kelintadienį. Man rodos trečiadienis šiandien. O tai va šiandien trečiadienis. Kūčias. O aš per kūčias važiuoju. Uik, koks kosmosas. Va, reikia kamerą nusireguliuoti biškį, nes aš matau, kad nesimato čia niekas. Vytauto parką. Blemba, aš nematau, kaip aš filmuoju, ar gerai, ar negerai. Žodžiu, atvariau Vytauto parką, dabar bandysiu prasivažiuoti. Bet iš to, kiek matau, tai čia čipai labai veikia ant to, kad gerai lapus surinkinė. Nes lapai tai eiktų savo kaip prilindo. Tiek nėra gyvenime man prilipę ant ratų. O dabar kosmosas kiek čia daug. Dabar žiūrėsiu ant grunto. Jei ant grunto nesąmonė, tai tada nieko gero. Tada be sniego nėra tikslo judėti. Tai va. Pabu reikia bandyti važiuoti. Vaikščiau savo, čia biškį kosmosas su tokiom padangom. Atrodo net nerieda dviratis. Oi, tu tau čia gripina ar negripina? Nelabai suprantu. Atrodo net neslysta dviratis. Bet taip lėtai atrodė riedėjau, kad šakės. Reikia dar kartą bandyti. Jau kamerą, nes mačiau video, tai atrodė, kad nekelio filmuoju kojas savo į rėmą. Dabar žiūrėsim, ar gerai viskas bus. Oi, tu savo kaip baisu man. Su tokiom padangom. Oi. Baisu gurdyt atrodo. Nukris ir labai skaudės. Šia kurmi tokia įsisektų į kojytę, tai būtų šakės. Persidėjau kamerą ant šalmo, už tai, kad aš čia bandžiau su chest mounto važiuoti. Tai 2 video, kur padariau, tai tipo viskas kaip ir būtų gerai, bet neina atloštos kameros iki tiek, kad eitų į priekį filmuoti viską. Filmuoja tada dviratį. Žinai, dviratį. Po kelio nieko nematyti ir atrodo, kad neįmanoma tiesiog žiūrėti. Tai va dabar perdariau. Ir dabar bandysiu važiuoti. Va, važiuosiu su tokiu dviračiu. Jeigu kam įdomu, parduodamas. O dabar vat bandysiu važiuoti čia, tą Karolio trasą daryti. Nu, nedarytą
mokyti apie sekciją. O Jėzus, kaip priedas sunkiai. Eik tu savo ant tų čipų. Net nemoku paaiškinti, kaip sunku ant čipų. Atrodo vis, kad bandai, nu tipo, reik gultis ir tu kai bandai gultis, vis atrodo, kad praslysi. Bet čia kažkaip ir prilimpia atrodo. Nežinau, labai keistas jausmas, nes aš pirmą kartą gyvenime ant čipų važiuoju. Bet čia yra skirtumas nei ant gatvės važiuoti. Čia atrodo labai gerai kabina. Bet tas riedėjimas iš vietos tai atrodo belekoks lėtas. Bet sakau, keistas jausmas labai. Jungiu, neišjungiu kameros. Dar vienas važiavimas, Vytauto parkas, kūčių vakaras. Nu beveik. Po pietinis kūčių važiavimas. Kaip baisu. Belekai baisu. Atrodė dabar greičiau skridau, bet ant tų posūkių atrodo, kai su paprastom padangom guldytum, slysteltum ir tą didesnį kampą išguldytum, o čia atrodo, nu nežinau, baisu. Nu atrodo, kad kalsti batoną gerai. Tai sakau, šitie čipai tokie varžtai konkretus, kad šakė, kai tu kiaurai per koją, tai pato metus važinėti nebūtų galima, nes kaulai gytų po sutrenkimo ir pervažiavimo. Nu, tai vat. Su dirt bike, Rose Breeze važiavimas. Dar vienas sėkmingas važiavimas. Su sėkmingu vairuotoju. O, kurmi čipai. Nu, belekai bais. Bet atrodė, kad greičiau prapučiau dabar. Gal nejaučiu, kaip greitėjau. Vis atrodo, kad lėtai važiuoju, o iš tikro skrendu. Nes laikmatį buvau nujungęs, tai čia pravažiavau tai per 5 minutės, man rodo. Oi, 5 sekundės. Ne jokios 5 minutės. Na, tai va. Per 5 sekundės, tai įsivaizduok. 1, 2, 3 čia. 4, 5. Įsivaizduokit, kokiu greičiu čia skridau. Žiauriu. Tai va. Dirt bike. Nu ką, dar vienas važiavimas. Manau, šitas bus geresnis, nes jau jaučiu, kad šilt pradedu belekai. Galvoju, gal kitą trajektoriją bandyti važiuoti, bet ką žinau. Nežinau iš tikrųjų, važiuoti ar nevažiuoti. Jau tu pradžiai reikia prie šitos pristati. Ką žinau, visai normaliai. Nu, atrodo, kad jau apšilau, reikia kitą sekciją važiuoti. Bandysiu važiuoti tą sekciją. Tai ir labai gera. Blemba, laukia -10, to karšta, kai nežinau, kur čia tas minusas. Nesuprantu. Karšta tai žiauriai, prakaitas mane net muš. Konkretumas, konkrečiai čia. Nu ką, bandau. Pala, taip kamera, taip, va ten bandau, va ten. Bandysiu važiuoti dabar. Tai va. Tik nežinau, kaip man seksis. Tikiuosi gerai viskas buvo. Eik tu savo užsibėgėt, kaip sunku. Jėtas. Eik tu savo, kaip baisu.
to dirto. Nu, atrodo, man šalmas krenta vis ant akių. Jaučiu, man paduškelių reikia naujų. Nes dabar važiuoju man. Nu, kai tipo važiuoju ir va tai būna kratimo, tai man belia kaip šalmas atrodo krenta ant akių. Ir tada gaunasi, kad iš tipo bandau žiūrėti į priekį, bet vis tiek žiūriu kažkur į ratą, nes šalmas, nu, užkrenta atrodo ant akių. Kažkoks, nežinau, išsidėvėjo matomai. Taip pat. Ir dabar bandžiau tą sekciją važiuoti. Nu, labai bijau dėl to čipo. Nu, ne čipo, o čipų. Dėl varžto padangų. Atrodo viską atslysiu belekai. O čia neslysta, čia ta tokia baimė yra. Ir vat pirmas tas įvažiavimas jau man atrodė labai baisus, atrodė, kad skrisiu per priekį, nes labai greitai išsibėgėjo ten. Pradžioj vos išsimyniau, bet toj vietoj tokį greitį pagau, kad maniau mirtis bus. Tai vat, reikės dar bandyti. Nu ką, dar vienas važiavimas. Ai, bandau čia. O čia taip. O Jėzus, kiek tiesiuose. Oi, blemba, greičia nulėkė. Bet nesijaučiu. Saugiai važiuoja, nežinau. Dėl to, kad ne mano padanga. Atrodo, kad slysiu, sakau, bet neslysiu. Amortikai tai iš čia net neveikia. Užšalė. Nes čia, tu savo šis net neveikia amortikai, taip užšalai, kad čakė. Oi, tu savo kai gerai. Tai biškį drąsiau važiavau, bandžiau kažką daryti. Kažkas gavus likti. Toks geras jausmas buvo, tu savo. Nu ką, reik dar važiuoti. Nu ką, atvažiavo pareigūnai. Matau, korupcijos vyksta. Ir dar vienas važiavimas. Kaip jie jau gerai. Nu, taip atrodė. Man tik taip atrodė. Gal iš tikrųjų nieko čia gero net nepadariau. Nu, bet atrodė, kad važiavau greit. Aišku, stabdžiau, neslėpsiu. Tikrai stabdžiau ir ant tiesiosios. Nes toj vietoj ten tipo reik skrabint ar ką daryt. O man kažkaip ten atrodo vis per baisu. Ir išsigastų ir nieko nepadarau, puolu stabdytiškai. Ir po to vat šita vat vieta, čia atrodo iš čia žiūrint nieko, bet iš viršaus, kai atvažiuoji, tai čia gaunasi kaip duobė. Nu va, tokia toks kaip pumpas koks. Ir dėl tų čipo, na aišku, čia pas mane jaučiu šiandien vieną atmazai skamba. Tačiau dėl tų čipo man vis atrodo, kad tenka išveis mane, tai net posakė neišims. Ir panašiai. Tai va, yra kaip yra ir taip vis tiek labai gerai. Nes važiuoju bent jau. Bandau kitą lainą dabar. Biškai pailsėjau ką tik. Pala, kur tas kitas lainas? Na, čia. O blemba, net nepavažiuoju. Vien lapai. Lapai. Tai neturit galimybių susigrebliuoti ar nusipūs lapų kiemę, tai va, užsidėkit čipuotas padangas ant dviračių ir važinėkit ratais kvadratais. Ir dings visi lapai. Kaip ir va čia, ką tik buvo vien lapai, va, atsirado kelias. Nes atvažiavau pavažinėti iš Blemba, čia reik važiuoti. Čiut neišlėkiau nieko. Wow. Kur
važiavau tik kai nežinau kas, labai išsigandęs. Nu, nes man nežinau kaip parodyti, bet va tokiu greičiu va šalmas juda. Tai įsivaizduoju, kaip man čia važiuoja ir juda viską. Aš pradedu kelio nebematyti. Tai va. Ir gaunasi, kad kai aš važiuoju prieš tą vietą, kur mane labiausiai supurto, aš pradedu nematyti normaliai kelio, nes man purto šalmą ir viskas. Ir aš atrodo pradedu galvą kelt ar ką ir toks nepatogus jausmas ir tada neina normaliai važiuoti, nes blaškais. Tai tas pats ir man dabar vyks. Bet pabandysiu, gal pravažiuosiu vėl. Viskas bus gerai. Gavimas. Bandau važiuoti jaučiu. Vytauto parkas. Oi, tu sau sudžiupas kosmosas. Oi, tu sau. Kosmosas. Man atrodė, kad liks lystelėjaus. Aš nesupratau. Bet ką žinau, visai atrodė neblogai. Nu tik va iš ten į dešinę sukant, tai tikrai nesijaučiau labai stabiliai. Atrodė, kad nevažiuoju taip, kaip reikia važiuoti. Taip, kaip važiuodavau su DH. Šitaip važiuoti reikia. Bet bandžiau čia guldyti viską techniškai daryti, kaip priklauso. Va, atrodė, kad bandžiau šitų lainų, bet jaučiu ir važiavau šitų gerų lainų. Čia prie tų šaknų, čia labai biškį išsigandau, nes man kažkaip vis atrodo, kad mano čipai turi slyst ant medžio labai. Net nežinau, dėl ko taip galvoju. Bet važiavau taip ir sukau. Purtykla tai konkretai buvo man. Dar vienas važiavimas, Vytauto parkas. Kūčių popietė. Važiuojam. Visai greit atrodo. Bet nesijaučiu taip kaip su downhillu. Norėčiau su downhillu čia važiuoti. Šią sekundę, šią akimirką. Su šitu taip nulėk ir toks atrodo nieko nesupratau, kas įvyko. Nu ką, važiuoju kitą sekciją. Ta, kurią prieš tai važiavau. Nes atrodo, kad aš būdai esu pasiruošęs. Oi, tu savo kaip greitai įskridau atrodė. Net užblokavau galinį ratą. Toks greitis buvo. Dabar atrodė, kad skridau tikrai, neslėpsiu. Jautėsi biškai, kad geriau. Kaip matau, vėl kameros neišjungiau. Spaudžiau, neišjungiau. Žodžiu, visur, kur sakau, kad tipo blogai čia kažkas su važiavimu, tai iš tikro aš meluoju. Visi važiavimai yra labai geri man. Nes be jų nebūtų progreso, kokį iki šiol turiu. Apsimetu, kad tipo čia blogai, iš tikro. Labai geri visi važiavimai, kiekvienas yra puikus. Tai va. Tik labai karšta, sakau. Čia kai kas galvoja, kad ant šalčio sušalt galima, tai patikėkit, klysta. Nes karšta, tai kai nežinau, prakaitas mane net muša jaučiu. Tai va. Nes čia vien lipi, važiuoji. Tiek kartų daug visko padarai, kad jauties kai saunai kokioj sėdėdam. Ant 8 laipsnių karščio sausoj saunai 10-15 minučių ir išeit nori. Tai čia lygiai tas pats. Ką paskutinis nuvažiavimas ir varau namo jau. Tai dabar važiuosiu taip, kaip akis mato. Trajektoriją. Nu ką, važiuojam.
Greitis tikrai nemažas. Šuolis. Oi, tu savo tikrai greičiau jau dabar. Tarp medžių nardau. Oi, tu savo. Oba, čia prašoku. Laimės ratuką apsuku. Tai tada neriu į čia. Visai smagu čia buvo nuvažiuoti. Maryt. Lemba su čipais baisu laiptis važiuoti. Nieko nėra visi. Baigis mano kelionė. Namo. Šalmas visas šlapia. Šitaip užkaitau. -10 vadinasi ne problema pavažinėjimui. Nu ką, šventiniai laiptai. Ai, nesau, kad slysta. Lemba dar palei pat nusukau į kairę pusę, nes kurmi būčiau jaučiu į duris atsitrenkęs. Eik tu savo. Kurmi būtų buvę cirko, jaučiu konkrečiai. Labai dažnai vietoj duris su nuvažiavimais tais visais padarytai. Tai jei būčiau dviračių tuo taku važiavęs, tai būčiau į duris atsitrenkęs. Tai gerai, kad laiptais važiavau. Tai biškį išvengiau, bet ir tai bijodamas ten nedrąsiai sakau, nes per staigiai būčiau pasukęs vairą, būčiau kalęs blyną ir per būtų vis įgūdžiai viskas dingę. Tai va, baisu ir žiauru, kas daros požeminiai perėjai. Tai va, visą kelionę pas mane pilna netikėtumų. Visada kažkas iš kairės ar iš dešinės turi išliesti. Tai toks važiuoji pastoviai ir nežinai, kas gali išliesti. Nu, ne tik trasai, bet ir gatvė labai pavojingi. Nu, tipo, jei neaiškus posakiai visokie būna. Ar kas nors dar, tai va. O Jėzus, Maryti, minti kalną reikės. Blemba, kaip nenoriu. Nu, bet teks, ką daryt. Nu, daug kas galvoja, kaip aš kojas užkačialinu, tai dabar parodysiu. Vienas geras pratimas. Atsistoji ant dviračio ir mini į kalną. Achujeniausias pratimas. Pratimo metu dirba kojos, rankos, kūnas visas. Ir čia visas dirbi. Ir va, galima stebėti per kiek laiko durys. Ir dar su čipais. To svarbiausia. O, kur nusunkėja galiu.